Sveiki, brangieji, žiūrėsim į visos krikščionybės esmę, į tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Ir viena iš šitos didelės dėlionės dalių yra, apie ką šiandien ir noriu pakalbėti su jumis, tai yra išteisinimo dovana. Ir apie tai mes galim paskaityti Romiečiams 3 skyriaus 28 eilutė. Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad išteisinimo reikia tam, kuris yra nusikaltęs. Gal tai ne apie mus, bet Dievo žodis tiesa sako, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Visi, nėra skirtumo. Dievo akivaizdoje nuodėmė yra nuodėmė ir nusidėjėlis yra ne todėl, kad jisai daro ir vieną arba kitą nusikaltimą, jisai daro nusikaltimą todėl, kad yra nusidėjėlis. Kad tą geriau suprast ir priimti šitą tiesą, panaudosiu iliustraciją, tarkim, apie vėžį. Vėžys tai yra baisi liga, kuri pavergia žmogų, atima iš jo laisvę, atima sveikatą ir galiausiai atneša mirtį. Nuodėmę galėčiau sulyginti panašiai taip, kad nuodėmė yra paplitusi po visą pasaulį, tai yra šita liga persidavusi visiems žmonėms ir visi šitą virusą arba šitą vėžį turi. Todėl raštas ir sako, visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Todėl, kad yra nuodėmė, todėl, kad jinai yra žmoguje kaip vėžys, tai ir ateina šitie pasireiškimai, nusikaltimai. Taigi, kita rašto vieta sako, kad nuodėmės alga yra mirtis, reiškia bet kokia nuodėmė. Dievo akivaizdoje atneša pasekmes ir ta pasekmė yra bausmė už nuodėmę yra mirtis. Ir jokio skirtumo, ar tai yra daug nuodėmių tavo, mūsų visų gyvenime, ar yra viena. Nesvarbu, tu pavogiai vieną bulvę ar visą maišą, tai yra vagystė, teisingai. Ir jeigu priimti tą faktą, kad nuodėmės alga yra mirtis, aš tada padarau tokią išvadą, kad iš tikrųjų nėra vilties. Jeigu mes visi nusidėję, kaip sako Dievo žodis, užvaldyti nuodėmės ir nuodėmės alga yra mirtis, kas yra mirtis amžinas atskirimas nuo Dievo, ten, kur bus daug verksmo ir dantų griežimo, iš tikrųjų nėra vilties. Nei man, nei jums, nei vienam nėra vilties. Ir mes tiesiog gyvename čia gyvenime, linksminamės, valgom ir galiausiai einam ten, kur mums skirta. Bet, brangieji, į visą šitą paveikslą įsikiša Dievas ir įsikūnija, priima žmogaus kūną. Dievo sūnus ateina į šitą pasaulį, gimsta per mergelę Mariją. Jisai auga ir galiausiai ateina ir atlieka tą misiją, dėl ko jis ir atliko mirti ant kryžiaus. Jisai miršta, jisai ištaria žodžius atlikta, būna palaidotas, prisikelia. Taigi aš užduodu klausimą, kam ir ką Jėzus bando padaryti, arba ką jisai atliko ant kryžiaus, atsakykime į šitą klausimą. Jisai miršta ant kryžiaus ir sumoka savo gyvybę ir priima šitą bausmę vietoj tavęs ir manęs. Paimkim kitą pavyzdį. Tarkime, yra teismo salė, į kurią mes ateiname. Jeigu mes visi nusikaltę, mes ateiname pas teisėją išgirsti verdiktą. Ir teisingas Dievo žodis ir įstatymas sako, kad mes esame kalti. Kitaip tariant, mes išgirstumėm iš teisėjo kaltas mirtis. Bet čia Dievo malonė yra tokia, kad pats Jėzus savo laisvą valią sako, aš prisiimu bausmę už šitą žmogų. Aš prisiimu bausmę už visus šitos žmonės. Aš prisiimu kaltę ir bausmę už visą žmoniją. Tai reiškia už mus visus. Ir teisingas Dievas, šventas Dievas, taip, jis priima verdiktą, kad kiekvienas, kuris tiki, štai ką skaičiau, mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu. Reiškia tai, ko mes visi, tai yra jūs ir aš, mes buvome verti mirties, taip, Jėzus prisiima ant savęs šitą bausmę, jisai miršta vietoj manęs
Ir jeigu aš patikiu tuo, ką jis atliko ant kryžiaus, sako, toks žmogus yra išteisinamas. Kitaip tariant, toje teismo salėje mes išgirstame tą plaktuko dūžį, kada Dievas skelbia teisumą kiekvienam žmogui, kuris patiki, kuris priima. Taigi kviečiu paskaityti dar keletą eilučių, kurios atskleidžia apie tai, kas įvyko. Romiečiams 8 skyriaus nuo 31 eilutės paklausykime. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo tėvo dešinėje ir užtaria mus. Taigi teismo salėje išgirstame verdiktą, kada šituo plaktuku suduodama per stalą ir teisėjas skelbia išteisintas. Išteisintas. Dėka Jėzaus Kristaus, dėka jo aukos, teisumas yra dovanojamas kiekvienam. Kokia mano atsakomybė? Mūsų atsakomybė. Tiesiog patikėti tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Patikėti jo atliktų darbų, kad jis už mus prisėmė bausmę, kad jisai numirė, nors mes buvome kalti. Ir dabar teisėjas, Dievas teisėjas skelbia, kad mes esame išteisinti. Nuostabiai eilutė Romiečiams 8 skyriaus nuo 31 eilutės. Tai ką dėl viso šito pasakysime, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Žiūrėkite, kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje, kad užtartų mus. Taigi mes čia randam nuostabią tiesą, kad Dievas dovanoja teisumą ir sako, kas kaltins? Jeigu Dievas išteisina, kasgi kaltins? Kitaip tariant, Dievas dovanoja teisumo dovaną, tai reiškia skelbia jūs, mane, bet kokį žmogą, skelbia teisiu. Ir prieš jį nebėra kaltės, nebėra bausmės ir nebėra pasmerkimo. Kada mes suvokiame šitą tiesą iš tiesų, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir kokią dovaną jisai siūlo tau ir man, tai yra neįkainojama. Tai yra neįkainojama ir to paties 8 skyriaus 1 eilutė, nuostabi eilutė. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Nebėra pasmerkimo. Iš Dievo pusės pasmerkimo nebėra, kadangi visas pasmerkimas, bausmė ir kaltė buvo uždėta ant Jėzaus Kristaus. O mums belieka tik patikėti tai, kas buvo atlikta ir priimti tai. Ant kryžiaus Dievas nuteisė nuodėmę teisingai, taip kaip reikalauja. Jo teisingumas. Ir paklausykit, jeigu bent viena jūsų, mano nuodėmė neatleista, teisumo dovana yra neįmanoma. Todėl mes priimame tą dovaną ir mes priimam išteisinimą, kad iš šitos salės, teismo salės, mes išeiname visiškai išteisinti. Štai ką Dievo žodis sako, kad mes iš teismo salės išeinam išteisinti ir Dievas sako, prieš šitą žmogų daugiau aš neturiu jokių kaltinimų. Visi kaltinimai yra panaikinti. Taigi, kas įvyksta? Įvyksta pasikeitimas su Jėzumi. Jisai pasiima mūsų nuodėmes ir va tas nuodėmes jisai pasiima, jisai numiršta už mus, o mes iš jo gauname teisumo dovaną. Lyg baltą rūbą apsirengėme. Viskas atrodytų kaip ir neblogai, bet dabar kyla klausimas, praktinis klausimas, tai kaipgi mums dabar su tuo gyventi? Jeigu tai sako Dievo žodis, jeigu tai sako pats Dievas, kaip mums su tuo gyventi? Su tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus? Brangieji, tik tikėti. Tik tikėti. Ta eilutė, kurią skaičiau, kad tikėjimu mes esame išteisinti, mums pakanka.
ir užtenka vieno vienintelio dalyko – patikėti, ką Kristus atliko ant kryžiaus, ir tuomet šita teisumo dovana atitenka tau ir man, mums visiems. Taigi, pirmas – tikėjimu, ir mes sakome, taip viešpate, tu esi teisus ir tu mane išteisini, aš priimu šitą faktą, kad aš esu teisus ir aš gyvensiu dabar ne kaip nusidėjėlis, aš gyvensiu kaip teisusis. Kyla dar vienas labai praktinis klausimas, su kuriuo aš labai dažnai susiduriu. Tai, Audriau, tai jeigu mes esame išteisinti, tai kaip yra su mūsų kasdieniniam nuodėmėm, kurios vis dar išlenda? Vis tie įpročiai, vis to vėžio kažkokio tai likučiai, simptomai. Ačiū, kad uždavėt šitą klausimą. Tai ir yra likučiai, tai ir yra tik paskutiniai simptomai, bet iš esmės mes esame sveiki. Jeigu kalbėt medicininiais terminais, kaip mes save turėtumėm žiūrėti, mes turėtumėm žiūrėti, priimant tą tiesą tikėjimu ir skelbti savo pirmiausiai, aš esu teisus, aš esu apvalytas, prieš mane nebėra kaltės, nebėra bausmės ir nebėra pasmerkimų ir gyventi toje laisvėje, ką Dievas mums dovanoja. Na, o kaip elgtis, jeigu aš arba tu mes susidurėme su nuodėme? Pripažįstame ir mes skelbėme, kad teisumas dėl to nepanaikinamas. Bet vardant santykių su Dievu, su teisėju, kuris paskelbė šitą dovaną, mes sakome, atleisk tėve. Taip, aš atgailauju. Tai reiškia, aš sukuosi nuo šito simptomo, nuo šito savo elgesio, nuo šitos nuodėmės, aš gręžiuosi. Atgaila būtina, reikalinga, kad nusigręžti. Bet jeigu pasižiūrėtumėm į 1 Jono laišką 5 skyrių 18 eilutę, mes pamatytumėm tiesą arba galimybę, kaip gyventi teisume. 1 Jono 5 skyriaus 18 eilutė sako, mes žinome, jog kiekvienas gimęs iš Dievo nenusideda. Tai sako Dievo žodis, kad įmanoma gyventi teisume nenusidedant. Ir Dievas to trokšta. Tačiau Dievas nekaltina, jeigu mumise išlenda tie simptomai. Mes nepateisinam nuodėmės, mes nepateisinam tų vėžio simptomų, mes sakome ne. Tai neteisuolio gyvenimas, tai neteisumo gyvenimas ir aš taip neturiu elgtis, aš taip neturiu kalbėti, aš neturiu taip galvoti. Todėl mes atgailaujame, gręžiamės į tai, kas mes esame, brangieji. Todėl vienintelis dalykas, ką šiandien aš noriu paraginti, atskleidžiant šitą nuostabią dovaną, ją tiesiog priimti tikėjimu ten, kur jūs esate. Pripažįstant ir pasakant savo širdį, galbūt net lūpomis, dėkoju Dieve. Dėkoju tau, Jėzau, kad tu numirei už mane ant kryžiaus. Vietoj manęs prisėmei bausmę. Ir ačiū tau, kad dovanoji savo teisumą. Aš priimu šitą dovaną. Ačiū tau už labai brangią dovaną, už teisumo dovaną. Aš priimu tai, tikiu tuo ir tikėjimu gyvensiu likusią savo gyvenimą. Taigi, brangiai, laiminu jūs ir jūs iš tikrųjų esate labai palaiminti, priimdami šitą dovaną. Ir ne tik šitą dovaną, bet visą tai, ką Jėzus atliko ant kryžiaus. Čia yra tik viena dovanėlė. Vienas dalykas, kad Dievas jūs skelbia teisiu ir į jūs Dievas taip ir žiūri. Todėl pradėkite į save žiūrėti būtent taip, kaip Dievas žiūri jūs ir į aplinkinius. Vienas į kitą žiūrėkime kaip į išteisintus. Laiminu jūs.